Šalia manęs Robertas Graudinis, komandos Rotoma vienas iš pilotų, tai kuris šiemet po labai daug metų atsinaujino techniką. Tai pirmas klausimas iš tikrųjų bus ne apie naują daiktą, o apie seną, kadangi jisai irgi čia yra. Kiek kartų tavo senutė valtelė, kaip mes vadinam, jau yra startavus Palangoje? Palangoje jau jį važiuoja nuo 2007 metų berods. Tai vat bus 9 metai. Tai bus 10, jei neklystu. Taip, 10 bus. Tai jubiliejus. Jubiliejus. Tai mes irgi Ugeriui perduosim galimybę. O šiaip nebijai, kad technika nauja gali šiek tiek pavesti? Visko gali būti, stengiamės, atrodo, namų darbus atlikom gerai, tikėkimės viskas bus gerai šeštadienio vakarą. Matai, pasirašę špargalkas, aš čia visiems išduodu tą patį, nes man labai sunku jums uždavinėti klausimus, kai aš jau žinau atsakymą. Mindaugai, esi vienas smulkiausių vyrukų, vat jeigu pastatyčiau šalia Roberto, tai visai komfortiškai kėdėje jautėsi subodamas iš šonas, ar ne? Turiu storumo diržą, nusipirkę specialų. Supratau. O čia yra Kostė, kas nežino, Konstantins. Aš nekalbu lietuviškai. Ir Kostė iš tikrųjų yra braliukas Latvis, kuris yra jauniausias dalyvis šiuose lenktynėse šiemet. Jauniausias toli gražu nesilpniausias, nes jam po šiai dienai priklauso trasos rekordas. Prieš porą metų įsivažiavęs minutę 7 sekundės. Kostė yra mano, pasakysiu žodį, kurį supras ir jisai, naparnikas pernai metų Speed Factory komandoje. Ir jisai labai daug iš tikrųjų supranta lietuviškai, tik apsimeta. Suprantau, bet nekalbu. Aš jūsų net nepristatinėsiu kamerai, nes kas jūsų nežino, tas neturėtų žiūrėti lenktynių apskritai. Jūs vienareikšmiškai esate turbūt didžiausia legenda, lietuviška bent jau legenda pas mumis čia trasoje. Ir esate tokia tikra vyrukų veteranų komanda. Klausimas paprastas, kadangi jau, kaip sakėt, buvot jau pakabinęs tą vairą ant vinies, kada paskutinį kartą grinai tuo lenktyniniu režimu važiavote? Vat tai buvo 10 metais, aš važiavau su Ferrari čia Palangoje 1000 km lenktynės, tai buvo gana rimtas išbandymas ir gerai važiavom, buvo man 3 absoliučio įskaitė, bet paskui hidraulika pavarų perjungimo sugedo, tai baigiam 4. Tai va, o šiaip paskui dar teko smulkiose tokiose važiuoti, bet tokiose rimtose, kur reikėtų sėdėti po valandą ir daugiau ir ne vieną sykį, tai aš manau, kad čia 1000 km lenktynės yra geriausias išbandymas. I did some survey about you. You're the oldest driver here on the grid today, and you are the oldest. You 3 guys together combined are 202 years. I think the average works out to be like 67. Yeah. So old guys rule. But it's probably not about the age, but about the experience. How many times did you did Daytona 24-hour races? Well, this will be, well, this isn't a 24. Last weekend was my 82nd 24-hour or longer. And we've got 22 wins and 45 podiums. Okay. I did write to Guinness. Guinness says, yes, you have a world record. I said, fine, put it in the book. They said, well, we don't have a category. I said, well, make a category. Also, I read somewhere that over your racing career, because you've been racing from 1960s, so you have raced in more than 80 different racetracks. Do you know the exact number until today? One time it's somewhere around 87 or 88 throughout the world and the United States.